Labą dieną, bičiuliai, bičių mėgėjai ir ne visai bičių mėgėjai. Žodžiu, šiandien toks planas, tai kad čia taip pagalvojau ir nusprendžiau, reikia vis tik padaryti sniego girdyklą bitėm. Nes aš pernai pastebėjau tokį reiškinuką. Čia man kaimynėliai pranešė, kad daug iš tiesų bitelių skrisdavo čia į tokį baseinuką. Gal net ir matytas būtų, vat, tenai toks baseinukas. Ir iš tiesų daug jų nuskendo. Aš dabar pagalvojau, kad tai yra pats dar kol sniego yra. Reikia sukasti šiokį tokį kalną, paskiau apipilsiu pjuvenom, kad ilgiau išsilaikytų ir ne tik. Pernai teko džiovinti pavasarį pjuvenas, tai karštesnė diena beveik čiut nespėčius bičių darbavos. Tai panašu, kad pjuvenose jos te randa to, ko jom reikia, mikroelementų turbūt, gal ir kažkokios, sakykime, saldumino. Ir visa kita, čia daugiau jau bitės žino pačios, ko jos te ieško. Tai va, dabar planas toks, kad tai yra slogelė. Bandysiu čia tokį kaip ir kalniuką sukasti. Ir bekasdamas truputėlį kažką sugalvosiu dar papildyti ir papliurpti. Taigi, pradedam dabar šupeliuoti sniegą. Žinote, dabar tai atrodo daug sniego yra, bet jis gali per akimirką taip pat ir pradingti. Nes jau ne vieną kartą, net ir dabar buvo vasario mėnesį, beveik visas vos ir nenutirpo sniegas. Tai kad tokios išvengt klaidos šį kartą pasirūpysiu iš anksto. Pasidomėjau, skaitos, kiek bitelė sunaudoja vandens. Pasirodo, ne taip ir mažai, o sniegas tai yra, kaip bebūtų, tai yra fantastinis vanduo, išvalytas energetiškai nuo visų, skaitos, piktų negandų, tiesiog yra perkrautas snaigių pavidalu. Tai ne šiaip iš krano kažkoks vandenukas. Bitės aplamai iš krano nelabai ir mėgsta tą vandenėlį, jos labiau pripažįsta ryto rasą arba sakykime, iš vandens telkinių neštis. Vasarą tai teisingai būtina girdyklą įrengti, nes jeigu karštos dienos, kad bitelės turėtų iš kur pasimti vandens. Čia kažką pašnekiau, kartais ir nežinau, biškut jau ir nutiško kamerą. Kažkutai. Ojojojojoj. Kaip sakoma, yra sniegas ir nėra sniego. Ir taip dažniausiai būna, o iš kalno tai jau taip greitai nedings. Reik toliau kasti, čia taip vis tik reik nemažai pakasti tuos sniegus. Ir pačiam bus įdomu, skaitos, pastebėti, ar tai pasiteisus šitas mano sprendimas, sniego girdykla. Yra, sakykime, nuomonė, kad tai reikia avilėlį dėti, vandens. Bet yra dvi vėl versijos. Vieni sako, kad tai bitelės tada nevargs, ieškodamos lauke vandens, bet jeigu šalia yra, tai nieko blogo, kad tos bitukės apsiskraidys. Aš manyčiau taip. Tai ką, kasu toliau? Dar biškutis sniegučio. Ir manau, pakaks. Taigi, paskutinis etapas, tai yra užklosiu pjuvenom šitą visą kaldą,
Taigi, čia bus sniego girdykla. O, visai rankikėm gerai. Tai va, dar pjuvenėlių čia atnešiu, užpilsiu ir bus kaip ir padaryta šita sniego girdyklėlė ir bus galima stebėti, kas čia vyksta. Beje, sekantis suplanavęs filmuką, tai yra turbūt apie medingus augalus arba medingi augalai, dekoratyvus, kokie galima auginti prie bityno namuose, iš kurių labai noriai nešasi nektarą, žiedadulkes, bitutės. Tai turbūt sekanti laida bus apie medingus augalėlius. Beje, dar prisiminiau vieną svarbų dalykėlį. Aš kaip su mikrofonais įrašinėjau bitučių garsą, iš tiesų, jeigu jų geros auselės, tai atkėlus dangtį ir prie pagalvės prikišus ausį, puikiai girdėtis, kaip bitelė šneka. Toks pat irgi pastebėjimas. Taip nepaminėjau, koks turėtų būti garsas, kai avilyje trūksta skaitos bitelėm medaus ir jos nerimauja, tai toksai būtų kaip ir tauškėjimas, kaip sakykime, toks balsas, kaip rudeninių lapų traškėjimas. Tai va ženklas yra avilyje, kad jau bitelės baigia medaus atsargos ir reikia būtinai jas pamaitinti. Kas iš šito? Ai, matai, biškutį užpūstė, reiks eit sniegiuką nukrapštyti. Tai tokie darbai bityne. Šiuo metu gaminuosi biškutį meduvieninių ir lizdinių rėmelių. Reikia biškutį atsinaujinti, pasipildyti skaitos gamą. Tai yra, kaip sakoma, prie to bityno irgi yra darbelio, visokių niuansėlių, nes kaip prasidėjęs bitelio apsiskraidinimas, tai jau reiks gan rimtai viską apžiūrėti. O beje, paikim. Ar čia man pasirodė, kad užpūstė? Ne. Čia biškutį negerai. Va. Reikia tokius vat dalykėlius. Tai buvo čia po velniais. Gliušakis. Kur šita? Gliušakį. Ai, turbūt vėjas nuputė tą gliušakį. Va, čia atrodo sniego kalniukas. Taigi, vat, ką šiandien buvau palikęs šitam niukliausikė skaitos senų korių. Vat ir įdomu dabar man pačiam, kaip išimtų medaus. Vat, pažiūrim, kaip laikosi. Nei purkšti, nieko, iš tiesų tai yra lauko sąlygom palikti koriukai. Gana tikrai va kaip nauji koriukai, kaip gražiai laikosi lauko sąlygom rėmeliai. Ir kas svarbiausia, skaitos vaško kandis irgi lauko sąlygom įšala ir negali veistis. Tai kaip ir dabar sakyčiau, tokia kaip ir nauja patirtis, kur laikyti korius galima, sakykime, sandėliuoti net ir aviliuose, lauke ir labai puikiai laikosi, nei pelyje, nei kažką. Dar vieną turbūt teks, kaip žiūriu, biškutį, jeigu patirps, dar vieną maišą, būt gerai kokių beržo arba klevo pjuvenų. Nes iš tiesų šitie skaitos medžiai skiria sulą, vadinkim taip. Tai bitelėm toksai gėris irgi į sveikatą ir atsigaut pavasarį. Tai būtų gal ir paprasčiau, kai pradės skraidytis, nėra aplinkui alksnių. Tai va, tik tai yra tokie kaip yra tik tai tokie. Yra tokie tik tai, vėl kad nenugriūtų.
yra tik tai pas mus čia šalia miškai, tai pirmutiniai žiedai, iš kur bitelės neš medų, tai vis tik bus miškiniai lazdynai. Tai o jie pražysta, čia priklauso nuo metų, bet įprastai apie kovo pradžią. O alksnis biškutį anksčiau, bet alksnynų nėra. Tiem pasisekė, kas alksnynų turi, tai jiem paprasčiau. Bet aš irgi papyliau pjuvenų alksninių, tai nėra taip čia irgi blogai. Ir dar papilsiu, bet tai pjuvenos, tai ne žiedai. Tai va, pirmi bus žiedai, lazdynų, paskiau pradeda pražysti ir visokias karklų, blindžių rūšis, tai yra vadinami šitie kačiukai. Yra jau iš kur bitutėm neštis ir žiedadulkių, ir šiek tiek aleksyro. Tai, o dabar tai tiek, susitiksime, kaip sakau, sekančią laidelę bus apie medingus augalus arba bityno gėlės. O gal taip reiks ir pavadyti bityno gėlės. Taigi, viso gero, smagaus žiūrėjimo ir viso